Maudžia širdį nuo tokių prisiminimų, tad pats laikas apsilankyti rojaus sode, o Nemunaitis tokį turi. Jo autorius Gintautas Žiginskas ne vietinis, bet Nemunaičio žemę pamilo kaip retas kitas. Važiavau vasarą, žinokit, čia. Tai čia buvo baisu kažkaip. Nu vien brūzgynai, kelios bulvės augo ir pieva. Daugiau nieko nebuvo. Apgriuvęs namelis buvo. Ir viskas. Bet man įstrigo vanduo, gyvas vanduo. Ne ežeras, kuris stovi, bet man gyvas vanduo, tekantis vanduo. O paskui po trupučiuką gimė idėjų ir įsikūriau čia. Vaikystėje labai mylėjau pasaką, žinokit. Ir viena man pasaka įstrigo apie Buratiną. Ten buvo lisa tokia lapė, į tą lisą lapį patarė tam Buratinui. Buratinas turėjo pinigėlių kapšį. Sako, tu Buratinas užkas tą kapšą į žemę. Sako, tau užaugs pinigų medis didelis. Buratinas užkasė. Medis užaugo, bet ant jo pinigų tai nėra. Tai aš kažkaip taip pagalvojau, kad ir man reikia. Tai aš irgi pinigus kišu į žemę. Medis užauga, bet pinigų ant medžių tai nėra. Šeima ir anūkai, ir vaikai rankom plojo ir visi padėjo jiems. Labai stipriai galingai. Dirbom visi, kol įkūrėm viską. Kilo tokia mintis, o kodėl mane padaryti nesujungt, pavyzdžiui, kinietišką, japonišką lietuvių sodą. Kokio čia dydžio yra šitas sodas? Kokio dydžio? Plotas čia yra 85 arai visų, o pats sodas tai kažkur tai remiasi į 55 arus. Nuo ko pradėjot pirmiausia? Žurnalai, literatūra, laikraščiai, mokiausi. Ir išvalyti krūmus, ir iškirsti, ir įkasti, augyti, tręsti, nu viską, nes aš nieko nežinojau, pavyzdžiui. Ir po beski kažkaip tai. Aišku, čia ne kiekvienas medelis prigijo, kiek buvo sodyta. Vieni išaugo, kiti vėl buvo. Bet dauguma jų prigijo, suvešėjo, auga, ką žinau. Čia tarsi tokie kaip eilėraščio posmai. Čia vienas kažkoks posmas, paskui jis perteka į kitą kažkokį vaizdą, į trečią ir kiekvieną kartą, kur tik pasisuki, vis laik būna kitoks vaizdas. Pradėjau aš už šitos arkos, už tą arką varodo intenais ir iš šitos pasės ėjau į čia. Nuo arkos pradėjau. Ką vaizduoja arka? Arka lyg tai vaizduotų ir susijungimą, perėjimą iš kitos formos į kitą formą kažkaip tai va. Tuviški akmenys ir iš čia paimta iš Nemunaičio žemių spindulį maždaug kokį 5 kilometrai aplinkui. Žmonės, kurie nepavydėjo, užrodė, davė, kitus nupirkau, visai buvo. O apskritai pavydė žmonės jums šito sodo? Ir visokių, bet pavydo Lietuvos negali. Atvežtinių augalų tai yra virš 200 rūšių yra pas mane čia susodyta. Be gėlynų yra. Bet plius dar yra lietuviški, tai pušys, eglės, vien tik pušų čia yra apie 100. Eglių yra daugiau 150 aplink čia apjuosta viskas yra. Kur dar darželiai. A čia yra japoniškas sodas, tai tiksliau pasakus nedidelis fragmentas. Į jį galima eiti. Prieš einant reikia būtinai varpeliu. Čia atkreipiam pagal mitologiją dievų dėmesį ir kartu paliekam piktasias dvasias už savęs. Einam toliau. Čia pas mane yra išdėstyta 12 akmenų, nes yra 12 zodiako ženklų. Toliau einam prie Lietuvos karžygo, kuris saugoja šitą visą meditacijos buveinę. Prieinam prie norų įsipildymo stalelio. Uždegam žvakelę, paimam popieriuko skiautelę, parašom, ko norim, ko pageidaujam. Ir ant to žvakelės mes uždegam ir į šitą dėžukę įdedam. Ir sudeginam, uždengiam. Ir šitas pageidavimas po kažkiek tai laiko, nesvarbu, po dienos, ar po metų, ar po 5 metų, būtinai turi įsipildyti. Ir įsipildys. Atėjom į kitą oazę. Čia yra padarytas taip, jeigu įsivaizduotume, sausas akmenų upelis, kurio ilgis yra 25 metrai. Įteka tas upelis į tą akmenų alpinariumą tenas. Šitą visą malonumą saugoja sargas tam namelį.
Matau visą tokią giraitę, tokių modifikuotų medžių. Čia yra visi iš Panemunės, lietuviški, apgraužti gyvulių, arba kai mišką pjauna irgi būna aplaužiai, tų apkramtytų, vienu žodžiu. Jį pasiėmė, pasodinė, ir paskui po biskį lankstai. O jau čia dabar tais kiekim, 8 metai. Peržiemoja puikiai, pakarpau. Ir man patinka, kad aš vaikščiau virš medžių. Ir prancūzai, ir anglai, ir austrai, ir lenkai, ir vokiečiai. Daug labai čia buvo, žinau. Švedai tiesa net buvo. Čia buvo simpoziumas austrai atvažiavę pas mane. Jiem įstrigo, patiko, jiem labai. Jūsų žmona pritarė? Ir akmenis tempė ant nugaros su mašina ir su vežimu vežė visai. Vienu žodžiu, už. Visokių žmonių pasitaiko. Kitas atvažiuoja, sako, tai kam tau to reikia, į mišką nuveik, pažiūrėk, pačiupinėk tą, sako, pušelę, eglutę, sako, kitas pats, viskas, O čia, sako, saudyk bulvę, karvukę įsigyk, tep. Bet nežinau. Aišku, jei būčiau gimęs augęs kaime, tai ta karvutė būtų gerai, galbūt laikyčiau. Bet kadangi gimęs augęs mieste, ant bruko vadinamo. Bruko vaikas. Taip, tai man kažkaip tai buvo tokia nostalgija viską, kad senatvę gamtoje praleisiu, už tai pabėgau iš miesto. Ir čia įsikūriau. Prieš lietų, ir va šitoje vietoje, žinokit, va kaip Nemuno kilpa ten yra, tai visą laiką didelė vaivorykštė. Jinai kažkur tai tenais Vangaunėse tokia yra kaimukas, va čia, už Nemunaičių. Iš ten prasideda ta vaivorykštė, ir tiesiai į tą vingį įkrenta. Ir kiekvienais metais, kelis kartus pasirodo ta vaivorykštė. Tai žinokit, vaizdas, pasaka, žinokit.